Amerikonai išrado 200 laipsnių degtinę. Nu, patys nevartoja išrado. Nu ir ant ko išbandyti? Ant savųgi neišbandinėsi, ne? Nu kur? Į Sibirą, į Rusiją. Nu, žiūrėjau, sako, ten žmonės suprantantis šitą dalyką, ten jie gali paeksperimentuoti su savimi ir su degtinė. Atvažiavo, žiūri, traktoriukas lauką arė. O, sako, labai tinkamas personažas. Va šitie moka gerti. Šuniukas kažkur loja. Ir jie pasikviečia tą traktoristą, čia, reiškia, tokia kepurykė uždėta, fufaikė viskas. Nu, ką reikia. Sakom, suprantat, mes išradom 200 laipsnių degtinę. Kur, daug degtinė. Ne, bet suprantat, jinai yra 200 laipsnių. Čia nauja degtinė. Man nesvarbu, kiek laipsnių duok man šachtą dega. Ir tokį paimą mažiuką noperską įpilą, tu durnas, duok man stiklinę, aš čia turiu su savim. Praputė stiklinė, granionas, taka, pilk. Sako, jūs įsitikinęs, kad jums, tu durnas, aš įsitikinęs, pilk tik tai. Įpylė stiklinė tas chlobais, taip. Nu, saulė nušvito, naktį tylia, sužibo skaidrus, bliks, lašai, tekšt. Nu, dar duok vieną stiklinytę. Bet čia 200 laipsnių. Kad tu man aiškiai reikėtų, tu pilk tik tai. Eksperimentuok iki galo. Įpylė, jisai, chlobais. Man reikia dirbti. Sėda į traktoriuką, nuvažiavo. Amerikonai, palauk, neįvažiavom čia mes. Nu, negali būti. Reikia laiko. Sako, palaukiam, turi suveikti. Pasislėpė už krūmų, žiūronai, čia viskas pasiruošta, vaizdo kamerai, įrašinėja viską. Ir staiga mato, traktoriukas važiuoja, taip sustoja. Tas traktoristas iššoka iš traktoriuko ant žemės, pasivarto, sėda vėl važiuoja. Vėl pravažiuoja 100 metrų, sustoja, iššoka iš traktoriuko, pasivarto, sėda vėl važiuoja. Amerikonai, taip palauk, kažkas ne taip. Reikia, gal švento Vyto šokis jau prasidėjo. Traukuliai kažkokie organizme, nuo stiprios degtinės privažiuoja prie... Sako, klausykit, gal jums kažko padėti, gal kažkokių antibiotikų suleisti. Jūs taip iššokat, pasivartot, gal degtinė bloga, gal nepritiko prie organizmo. Nepritiko. Degtinė, bet suprantate, aš kai atsiriaugėjau, tai man fufaika užsidega.